안녕하세요. 리투아니아로 라isvės gynėjų diena Jagerir Hagesimida. Sausio 13 diena Lietuvoje laikoma Laisvės gynėjų diena. Jis skirta paminėti taikių Lietuvos piliečių pasipriešinimą Sovietų Sąjungos karinėms pajėgoms, kurios 1991 metais bandė jėga užimti svarbiausius strateginius Lietuvos objektus. Ta diena taikaus pasipriešinimo metu žuvo 14 beginklių žmonių. Minint šią dieną jie kasmet prisimenami kaip didvyriai. Tačiau suprasti kontekstą bei įvykių eigą reikia pradėti kiek anksčiau. 1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Lietuva rado galimybę paskelbti nepriklausomybę tik po 50 okupacijos metų, bet sovietų valdžia nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Ji toliau gąsdino ir tikėjosi smurtu sunaikinti laisvės siekį. Lietuvoje buvo didinamos sovietų karinės pajėgos, į Vilnių buvo neleidžiama įvažiuoti traukiniams, oro uoste neleidžiama pakilti ir nusileisti lėktuvams. Įtampą ypač padidino pradėtas priverstinis 18 metų sulaukusių Lietuvos jaunuolių ėmimas į Sovietų Sąjungos kariuomenę. Įtampos kulminacija įvyko 1991 metų sausį, kai tūkstančiai beginklių žmonių iš visos šalies stojo prieš tankais ir automatais ginkluotus Sovietų Sąjungos desantininkus. Su maldomis ir dainomis budėjo prie laužų, prie svarbiausių objektų, į kuriuos buvo nusitaikiusios Sovietų Sąjungos pajėgos. Aukščiausioji taryba, vyriausybė, spaudos rūmai, radijo televizijos pastatas ir televizijos bokštas. Ypač užėmus Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvoje būtų sutrikdyti pagrindiniai informacijos sklaidos kanalai. Televizijos bokšto šturmas sausio 13 naktį tapo Sovietų Sąjungos agresijos atomazga. Apie 1 valandą nakties bokšto kryptimi pajudėjo tankų ir šarvuočių kolona. Priekyje važiavusi į tanką, prie bokšto susirinkę keletas tūkstančių žmonių pasitiko be baimės. Užtvėrė jam kelią apsupdami bokštą glaudžiu ratu. Apie 1 valandą 36 minutės netikėtai nugriaudėjo pirmas tanko šūvis. Po to sekė apie 2 valandas trukęs smurtas. Tankai traiškė greta stovėjusį transportą ir judėjo į beginklius žmonės, bandančius sustabdyti juos savo kūnais ar plikomis rankomis. Viena iš aukų buvo Loreta Asanavičiūtė, kuri žuvo pervažiuota tanku. Užsienio žurnalistus, dirbusius karo korespondentais, stebino lietuvių drąsa. Važiuojant tankams, lietuviai ne tik neišsibėgiojo, bet dar labiau susitelkė. Nuo šarvuočių ir iš sunkvežimių šokę desantininkai, mušdami ginklais ir šaudydami automatais, pradėjo beginklių žmonės stumti nuo bokšto. Išaušus rytui, sovietų pajėgos vis tik užėmė televizijos bokštą, tačiau žmonės nesiskirstė. Nors dalinė žiniasklaidos kontrolė ir buvo prarasta, svarbiausias nepriklausomos Lietuvos valstybingumo simbolis, aukščiausioji taryba, buvo išsaugotas, tad Lietuvai pavyko išlaikyti atkurtą nepriklausomybę. Tačiau tą naktį prie televizijos bokšto gyvybės paaukojo 14 beginklių žmonių. Beveik 1000 jų buvo sužeisti. Lietuvos laisvės gynėjų atminimui prie televizijos bokšto buvo įrengti atminimo ženklai. Vyrų žūties vietose pasodinti ąžuoliukai, kurie simbolizuoja tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Vienintelis žuvusios moters atminimui pasodinta liepaitė, kaip šviesos simbolis. Žuvusių vardais pavadintos bokšto prieigose esančios gatvės. Šiandien Vilniaus televizijos bokštas simbolizuoja ne tik 1991 metų sausį vykusią agresiją, bet ir apgintą laisvę.